Labas, čia Ronvytas ir tęsiam rubriką Susipažinkime su North Space kaimynais. Šiandien užsuksime pas konditerinius gaminius gaminančią įmonę Ponas Tinginys. Man labai artimas pavadinimas, einam į vidų, pažiūrėsime, kuo jie užsiema. Seilės kaupėsi burnoj, nes einam į Poną Tinginį pažiūrėti, kokių konditerinių gaminių jie gamina North Space patalpose. Labą dieną. Sveiki. Ar priimsit Poną Tinginį pokalbiui? Priimsim. Jūsų pavadinimas labai man artimas. Kodėl? Nes aš, kad ir atrodo veiklus, bet mėgstu patinginiauti ir mėgstu skaniai pavalgyti. Ir žiūriu, kad čia jūs tokius skanius tinginius turit. Papasakokit, kiek jūs laiko jau įsikūrė čia? Čia North Space, tai nuo vasaros pabaigos mes šitą boksą išsinuomavom, įsirengėm. Dabar pasiėmėm jau ir antrą boksą, nes trūksta vietos. O šiaip pats Ponas Tinginys atsirado praeitais metais. Ir jūs specializavotės ir specializuojatės tinginiais. Iš karto pradėjom nuo tinginių, dabar tai pagrindė ir tortai, bento tortai, tie mažyčiai tokie. Tai vat jie su paveiksliukais, visokiais šmaikščiais. Ai, čia kur vat vaikiški būna, kad tortai gimtadieniui su... Jo, arba būna dabar dovanoja tiesiog vat ant šmaikštų užrašų, toks mažiukas tartukas bento ir galim net parodyti po to. Nu tai einam pažiūrėsim. Gerai, einam. Pažiūrėsim. Kur tie tortukai tokie? Taip, va mūsų tortukai tie įžymieji, va tokie mažiukai. Va, visokių galim užrašų. Čia turėjo būti striptizo šokėja, bet pinigų Čia jau tokie bernvakariai. Jie skirtingi yra ir vaikiški, žodžiu, įvairių. Faina, labai faina. Ir čia maskarponės, ne, turbūt tokie? Ne, čia yra kreminio sūrio tortukai biskvitiniai. Turim 6 skonius būtent tokių mažiukų ir dar apie 10 skonių didelių tortų turim. Tai žodžiu visiems pagal Visko skonį. Turim 11 skonių tinginių turim, keksiukų, 8 skonių. O kokie skoniai tie 11? Kokie, bent jau jo? Populiariausi tai yra Snickersas, Oreo, Raffaello, dabar pistacinis, cinamono. Yra aišku ir tradicinis, yra kas ten migdolinis dar, žodžiu įvairių. O tenais su tom ir užrašinėja, ne? Jo, čia su kremu to ir piešiant tortuko. Ir kaip pagrindė pas jūs turbūt užsakomoji gamyba, ne, vyksta? Taip, užsakomoji, dabar turim vitrinėlę vietoje šiek tiek prekiaujam, bet vieta nėra labai praeinama, tai kiek pravažiuoja, žmonių. Jums pagrindas ir buvo turbūt, kad užsakomieji, kad taip. Patogi lokacija nebūtų. Taip, kad parkingas būtų realiai. Iškart, kad North Space pasirinkom dėl to, kad yra kondicionierius, nieko nereikėjo sienų čia dažyti, nieko, viskas buvo realiai, tai pasidarėm kažką ir... Ai, nes jums jo reikia, kad valomi paviršiai būtų, ten kriauklė. Taip, jo, ir kad kondicionierius realiai buvo, nes su darbas su šokoladu, tai reikia ir vėsintis, ir kartais šildytis, tai buvo labai patogu. Bet čia ir ofisai įsirengė, ne, viršui? Taip, yra. Tai jūs elektroninę svetainę turite ar kaip jūs? Mes neturim, bet mes prekiaujam per Facebooką ir Instagramą pagrindė. Ai, tai pas jūs verslo modelis yra toks, kad Facebookas, Instagramas reklama, o jau tada jūs kreipiasi ir jūs padarot čia šitose dirbtuvėse, atvažiuoja žmonės pasiima. Taip, atvažiuoja, pasiima ir viskas. O šventėms, turit ką nors šventėms? Viską turim. Populiariausia, aišku, tinginiai kalėdoms, nes tai toks žiemiškas desertas. O kaip iš vis kilo idėja tinginių? Idėja kyla nuo to, kad pas mus šeima šiaip labai mėgsta įvairius tinginius. Ir nes tingi šeima. Sugalvojom vyrui kaip papildomą darbą iš karto tos tinginius, nes dirbam skirtingus darbus ir tiesiog kaip papildomą. O po to jau šiemet sugalvojau, kad visgi noriu visai prie konditerijos, jau papildomai ir tortus dasidėjo ir viskas. Bet visa pradžia buvo nuo tinginių? Jo, nuo tinginių buvo, turėjom iš karto 8 skonius, rinkinius darėm tos tokius. Bet tai kaip sugalvojot tas 8, ar eksperimentų būdu? Tai tiesiog eksperimentų būdu įvairių. Ir kai buvo labai ir daug nepasisekusių eksperimentų tikrai. Pavyzdžiui.
Nu, vat nesenai netgi bandėm ten kavos skonį. Nu, ir arba nesijaučia, arba jau per kartu, arba dar kažkas netinka. Tai įvairių tokių skonių bandėm. Tai jūs čia turit, gaunasi 2 boksus. Taip. 2 boksus, vieną įsirenginėjant, nes nebetelpat. Taip. Tai reiškia, sekasi puikiai. Kol kas gerai, taip, yra. atsirado darbuotoja pas mus jau, nes prieš tai dirbom tik kartu su vyru, dviese. Nu, dar patogu, kad čia galima ir naktim dirbti. Bet kada? O kaip jūs naudojatės išmaniosiom tom sistemom, kad čia Jo, atidarimas, uždarimas, ar jums čia yra, nu, kaip yra ir yra? Patogu, kad galima kurjeriams atidaryti. Jeigu mūsų dar nėra, va, tarkim, atvežė dėžės, kažkokias prekes gali atidaryti, jie palieka ir viskas. Nu, tik tiek vat ir tai naudojam. vis tiek ir jo. naudojat, kad kurjeriams atvežti tenais prekiam. Taip, taip, jeigu būna atvažiuoja anksčiau negu mūsų darbo laikas, tai gali palikti laisvai. O jeigu, viskas. pavyzdžiui, klientas nori atvažiuoti pasiimti torto, Na, tokia jau neteikiam tokias ten galimybės. dar nėra tokių patikimų Jo, klientų, kad atidarytų. Tai čia dalis, matau, sandėliavimo ir dalis gamybinio, ne? Taip, mes pasiskirstėm čia, laikom tokius smulkius produktus papuošimams skirtus, šokoladus laikom, naudojam tik belgišką šokoladą, tada naudojam šviežiausius riešutus, visokius gerus pistacijas skrudintas, tada laikom dar čia dėžutės, kur vitrinėliai naudojam. O kitoje jau patalpoje pasiskirstėm, ten jau laikom visas atsargas, kitas gamybai skirtas priemonės, visas tas indus visokius, irgi ten miltus dideliais maišais ir taip toliau. Kad viskas būtų, kai sakant, po ranka, šviežia ir iš karto klientų ant stalo. Taip. O ofise tai vyras jau turbūt ten Jo, vyras ten tvarko savo buhalteriją visas užsakymus, reklamas, ten dar irgi papildomai laikom dėžes visokias atsargas, ką persirengimo kambariuką turim tokį ir... Tai kada 3 boksą jau... Na, kol kas gal ne, bet bandom su 2 prasisukti. Bet kol kas pavyksta. Na, kol kas jo. Taip, kad greičiau ir daugiau užsakinėkite iš pono Tinginio keksiukų, tinginių, tortų, kad mažiau reikėtų sandėliuoti. Kad kuo greičiau tik atvežimai ir išvažiuoja. O jeigu jūs ieškote erdvės savo verslui, žinot, kur kreiptis į Nordspace, www.nordspace.lt, užeikit ir išsirinkit savo boksą. Nes kaip matom, kiekvienas įsikūrė pagal savo skonį ir pagal savo poreikius. Taip. Taip kad sėkmės jums, jūsų versle, o žiūrovams rekomenduoju paragauti pono Tinginio.